Aš esu Antanas Vėbra, gyvenu šiuo metu Vilniuje, esu kilęs iš Panevėžio, domiuosi automobilių sportu visą gyvenimą, kažkada buvau dviratininku, bet, kaip sakant, poreikiai auga ir technikos norisi jau su motoru, todėl pradėjau dalyvauti automobilių sporte. Šeima mane tikrai palaiko 100%, tiek dukra, tiek žmona. Tėvai mama niekada nevažiuoja, stengiasi nevažiuoti į varžybas, nes jai baisiai atrodo tai viskas, o tėtis palaiko 100%. Panevėžio kultūra, vadinkim taip, automobilių sporte, bent jau mano kartos žmonėm prasidėjo nuo gatvių lenktynių, nelegalių gatvių lenktynių. Kaip ir turbūt kiekvienam mieste, pradėjom su paprastom standartiniam mašinom lakstyti, lenktyniauti, turėti reikalų su policijom ir tai daug davė patirties, aš manau, pradėti normalų, legalų sportą. Teisės išsilaikiau, vadinkim taip, 10 metų praėjęs laikas, vairavau berods 3 automobilius, kuriuos buvo labai sunku parduoti, nes esu pakankamai prieraišus mašinom. Pirma mano sportinė mašina buvo supjaustyta ir priduota į metalą tam, kad jos neparduoti, o manau su šita lygiai taip pat. Tikrai nesiruošiu pardavinėti. Autoplius Festlap yra pakankamai linksmas, daug įvairių markių pritraukiantis renginys ir visokio plauko sportininkų ir nesportininkų. Mano nuomonė, Autoplius Festlapas yra tiek pradedančiajam, tiek normaliam, jau patyrusiam sportininkui vieta pasitikrinti jėgas. Aš lenktyniauju 3000 plus klasėje. Tai yra galingiausia klasė. Ten apribojimų realiai labai nedaug. Pradėjau dalyvauti Autoplius Festlape A2000 klasėje, tai 2 litrų varikliais klasė, kuri, aišku, yra daug įdomesnė negu A3000+, bet norint įvažiuoti trasos rekordą, norint parodyti gerus rezultatus, aš manau, reikia galingo automobilio. Tai ir įtakoja automobilio gamybą tai klasiai. Taip, turiu Mazda RX-8 2004 metų, nėra naujas automobilis, bet pasirinkom dėl labai geros pakabos išdėstymo, pakabos agregatų. Aišku, iš jų standartinių nieko nebeliko, mes gamyklinius daiktus patobulinam. Čia yra viskas kiek įmanoma išpjaustyta, išlengvinta, aišku, svorio trūksta ir šiais metais dar šią žiemą bus lengvinama. Automobilis šiais metais prasuko 2100 km trasos režimu, gedimų kaip ir neturėjom. DJZ motoras tai yra vadinamas Toyota Supros variklis. Šiai dienai jis yra pakankamai potencialus tam, kad išgauti didelį galingumą. Tai yra dedamas turbinas, tada aišku lendame į vidų, čia yra neliestas, variklis neliestas, jis gamyklinis, turi 550 arklių. Toliau BMW dėžė, BMW originali dėžė, kaip jau mes esam išbandę, aišku matom truputį leidžia tepalą, bet kaip esam išbandę, jos laiko iki 750 arklių, yra pakankamai patikima, todėl šį sezoną su jie kaip ir nelabai turėjom problemų. Toliau mes turim Audi kardaną. Tai irgi laiko didelis pakankamai galingumus kardanas gamyklinis. Aišku, jį reikėjo patrumpinti, pailginti, nes šitam automobiliui iš viso eina vientisas kardanas. Čia būna standartė rotorinis variklis, dėžė kartu sujungta su galiniu reduktorium. Mes tai viską panaikinom dėl svorio mažinimo ir įdėjus šitą variklį, čia daug nebetitikimo atsirado. Tai va, toliau, kūro matas standartinis, toliau yra reduktorius. Reduktorius yra BMW markės gamintoja.
Vėlgi dėl patvarumo viskas pagaminta, pusašiai yra gaminti, nestandartiniai. Taip, čia turim kūro aušinimą, turim reduktoriaus aušinimą, turim dėžės greičio aušinimą, nes standartė automobiliai neturi tokių dalykų. Jie yra dedami tam, kad reduktorių aušinam tam, kad blokiruoti ilgom distancijom. Šitą automobilį visų pirma darėm ilgom distancijom. Festlapas mums leidžia, Autoplius Festlapas mums leidžia tą automobilį bandytis. Tai mes nusprendėm, kad reikia viską aušinti, nes ilgose distancijose viskas kaista. Pavyzdžiui, blokiruoti gamykliškai reduktorius yra neaušinamas. Mes padarėm aušinimą ir jis mums leidžia išsaugoti blokiruotis aktyvumą ilgesnį laiką. Taip pat greičių dėžiai, gamykliniai dėžiai nebuvo padarytas aušinimas, mes padarėm, nes dyla guoliai, dyla viskas daug greičiau ir gali dėžė, kaip pasakyti, liaudiškai pasakyti, užstrikti, užkasti. Ir tada baigsis varžybos. Kūrą aušinam, nes ilgą distanciją važiuojant kūras kaista ir kūrą aušinti reikia tam, kad neprarasti arklių. Kiekį automatiškai, kai kūrą aušinas ir variklis. Šiais metais išleido reglamentą, kad galima dalyvauti su slick tipo padangomis, tai yra pilnai sportinės padangas. Kaip matot, atrodo kaip plikas, bet sušilus tos padangos leidžia trasoj pagreitėti maždaug 3 arba 2 sekundės. Automatiškai pasidaro didesni greičiai. 2017 metams mes su komanda jau apibendrinę šiuos metus didinsim sukibimą, nes šitas automobilis yra vienos varomas ašies. Aš išanalizavau Jono važiavimus ir radau vienos ašies varomą automobilio spragų. Tai bandysim didinti sukibimą, kad atlošti tą skirtumą greičių kitose vietose trasos. Tiesiog. Ir aišku, norim aplenkti. Vis pasilieka ta pati mintis. Kitų metų laukiu dėl dar vienos įdomios priežasties, nes ruošiasi Ramūnas Čepkauskas dalyvauti. Tai yra senbuvis žiedinių automobilių sporto senbuvis. Šiais metais ačiū Autoplius Festlapui, kad suteikė galimybę su jais jau pasivaržyti. Aišku, jis mane aplenkė, bet jis mane aplenkė dėl to, kad aš buvau atsargus ir tuo pačiu pamokė, kad reikia truputį aštresnio vairavimo, reikia kai kur lyst, kai kur neatsargiai lyst. Ir aš manau, kitais metais mes su juo susitiksim ir, kiek žinau, jisai ruošiasi, vadinkim lietuviškai, galąsti savo BMW. Ir manau, bus labai įdomi kova ir tuo pačiu labai stipri mokykla man, kaip naujokui su šitą mašiną. Mano prasčiausias šių metų momentas turbūt buvo Tadui Petroniui vairuoti į užpakalį, nes tai buvo mano pirmas varžybos. Tai buvo mano pirmi geri ratai, greiti ratai. Ir, kaip teisėjai nusprendė, aš buvau kaltas, nes nesilaikiau saugaus atstumo. Tai čia buvo pats didžiausias išgyvenimas turbūt, dėl to, kad tik išliekus pirmose varžybose, tik pradėjus pirmą normalų ratą, teko pabučiuoti į užpakalį ir baigti tos dienos lenktynės. Įvažiavus savo asmeniškai rekordą minutę 15 ir 9 Kačerginės Nemuno žiede, o tos smagiausios akimirkos pagerinimas, vadinkim, buvo paskutinis Autoplius Festlap etapas, nes teko dalyvauti su rimtais žiedininkais, rimtais sportininkais ir dar teko pagerinti savo asmeninį rekordą iki minutės 14. Tai automobiliai, kadangi nieko nekeičiau, tai reiškia gerinu tik savo galimybę, savo vairavimo įgūdžius ir per visą sezoną aš pagreitėjau sekundę, tai reiškia, pakankamai man asmeniškai yra
stiprus rezultatas. Šių metų paskutinis etapas buvo labai linksmas dėl sportininkų, dėl Lietuvos, vadinkim, žvaigždžių sportininkų, kurie jau senbuviai, ir aš labai norėčiau pakviesti dar daugiau dalyvaujančių, nes visiems kartu yra daug smagiau važiuoti, kam mokytis, kam dalyvauti, o kam laimėti. Tai vat, aš manau, kad labai būtų smagu sulaukti dar daugiau dalyvių.